Sveiki draugai! Kiek laiko trunka suinstaliuoti vejos robotą? Prieš mus Sunseekeris GPS-nis vejos robotas skirtas iki 30 arų. Turi vaizdo kamerą, turi 2 pjovimo diskus, turi priekinę nepriklausomą pakabą ir turi 3 varomus ratus. Čia prieki 2 varomieji ir gale ratas yra vairuojamas ir tuo pačiu varomas, labai tinkamas įkalnėms. Taip kad, imamės darbo. Pirma darbo minutė – stotelės instaliavimo vieta. Ji turi būti lygi, gali būti ant žolės, gali būti ant rinkelių, nėra skirtumo. Prisikalam, prisitvirtinam ir duodam maitinimą. Štai ir viskas. Kol atlikinėsime sekančius darbus, įsistumkime robotą ir duokim jam pasikrauti. Toliau einam instaliuoti GPS anteną. GPS antenos mes palei namą instaliuoti negalim, nes pusė dangaus sustoja mūsų šitas pastatas. Montuosim anteną štai ten. Atvira vieta yra. Turim atskirą maitinimą. Esam nepriklausomi nuo stotelės. Yra labai gerai pagalvota iš gamintojo pusės. Užtrukome 1-2 minutės ir antena jau kabo. Matom visą atvirą dangų. Ir vejos robotas galės turėti radio ryšį su visų sklypu. Atminkite, kad paleidžiant vejos robotą turite pievą veją nusipjauti, nepalikite aukštos žolės, nes robotas nėra šienavimo robotas, jis skirtas yra neleisti augti žoliai. Taip kad jeigu jūsų žolė yra jau aukšta, reikės ją nusipjauti. Čia turbūt bus didžiausias darbas, bet jūs prie jo esate turbūt jau gerai įpratę. Sekantis mūsų darbas yra parsisiųsti programėlę Sunseeker, susikurti paskyrą, į elektroninį paštą gausit koduką patvirtinimu, kad tikrai paštas yra jūsų. Čia užtruksim gal keletą minučių. Pasileidžiam mūsų programėlę. Iš karto prisijungiame prie Wi-Fi'aus, nes Wi-Fi'aus mums reikės ir vejos robotų instaliacijai ir teritorijoje turi būti Wi-Fi'us. Pridėti įrenginį. Ant įrenginio uodegos užpakalio yra toks QR kodas. Einam skanuot, jis štai yra čia. Prisidėsim įrenginį. Na, čia mums neaktualu, bet taip pat rašo, kad žolę reikia nusipjauti. Instaliuoti stotelę. Turi būti atvira zona ir Wi-Fi ir neturi būti kliučių teritorijoje. Čia paskaitysit patys, aš tiesiog prašokau greičiau. Tiesa, robotas dirba 2,4 GHz Wi-Fi dažniu, su 5 GHz Wi-Fi jisai nedirba. Gerai. Roboto PIN kodas gamyklinis yra 4.0. Kitas. Reikia pakeisti PIN kodą. Dabar Wi-Fi'us. Wi-Fi'us slaptardis mūsų. Jungiasi robotas prie mūsų routerio, prie mūsų Wi-Fi'us. Prisijungia prie Wi-Fi'us, dabar jungiasi robotas prie serverio. Štai ir viskas. Anteną mes instaliavę, čia paskaitys viskas lietuviškai, viskas paprasta ir aišku. Dabar sekant instrukciją apie žemėlapio instaliavimą, kaip sukurti žemėlapį, viską jūs paskaitysit, nors tikrai rimti vyrai niekada skaito, paruošta. Vyksta roboto paleidimas, dėl to aš minėjau, kad padėkit robotą krautis, nes bus reikalinga bent 50% jo baterijos. PIN kodą suvedam tą, kurį pasikeitėm. Štai, suvedėm PIN kodą. tą, kurį mes turėjom 0000 ir reikėjo pakeisti į naują. Čia nereikia, nedar paspaudžiu. Dar kartelį. Na va. Darbo zona. Spaudžiam. Praktika tai leis tiesiog pasivairuoti tam, kad jūs šiek tiek priprastumėt prie vairavimo roboto. Tai čia visas mūsų paaiškinimai. Išvažiuos robotas iš savo vietos. Ir mes galim su juo pasivažinėti. Robotas valdosi tiesiog kaip žaislinė paprasta mašinėlė. Į priekį, į šonus.
kadangi vairuojasi roboto galas, jis šiek tiek kitaip dirba, gal šiek tiek kitaip daro posūkius, bet esam visi vairuotojai, turbūt dauguma iš mūsų, tai tikrai greit prisiderinsit, mokat priekabas vairuoti, čia tokius dalykus tikrai išmoksite pasivairuoti. Na ką, praktiką atlikom, stojam šalia stotelės ir pradėsime instaliaciją. Įjungiu šiek tiek kamerą. Robotas stovi šalia stotelės, nes jeigu robotas bus toliau nuo stotelės, jums reikės parodyti koridorių, kaip grįžti į savo stotelę. Dabar mūsų darbas yra apvažiuoti teritoriją. Pasakysiu, kiek laiko užtrukau. Na ir kas sakė, kad GPS-nius robotus yra sunku instaliuoti? Ne, nėra. Užtrukom grubiai nepilnai 20 minučių, stotelė vietoj, robotas apvestas, 20 arų teritorija pažymėta. Taip, mūsų laukia namų darbai. Nepaisant, kad mes jau viską esam pasidarę, mes turime medžių, turime lysvių, turime supinės, taip kad visus šitos dalykus mes turėsim pasižymėti. Taip, teoriškai galima nežymėti, nes robotas turi ir vaizdo kameras štai čia, bet mes visiems sakom tą patį, nebūkime tinginiais. Ir taip, čia yra labai gerai, taip kad einam susižymėti visus šituos nevažiavimo zonas. Užtruksim čia iš tiesų ilgiausiai, nes kiekvieną daiktą reikės apvažiuoti. Manau, kokio pusvalanduko, gero pusvalanduko man turėtų užtekti. Turiu apie 35-40 nevažiavimo zonų. Nu ir viskas. Grubiai tariant, valanda. Vienas vakaras jūsų ir robotas pasiruošęs jums tarnauti visą likusį sezoną. Šiaip tai puikus robotas, tikrai. Nors maniau tingėsiu šiandien suvesti nevažiavimo zonas visas, jau tikrai nemažai, bet susivedžiau, nepatingėjau ir aš šį kartą, tai 25-30 minučių trukau šitą darbą atlikti, tai bendroj sumoj valandėlė, tebūnė 2 valandos darbo ir jūs robotą būsit pasileidę. Viskas lietuviška, viskas aišku, viskas paprasta, tikrai fainas robotukas.